O žemė, mano mylima, kaip raudytų po miestais, po grindiniu, po plieno ratais, po akmeniniais namais. Norėčiau grįžti žemę į tave ir tavo juodą veidą pabučiuoti. O tu turėtum vilnyti javais prieš saulės šviesą ir mūsų pilkas pirkeles nešioti amžinai. Sveiki susirinkę paminėti šią pasaulinę Žemės dieną. Šią dieną Jungtinės tautos oficialiai paskelbė 1971 metais. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Žemės dienos iniciatorius Džonas Makonelas kreipėsi ir į mūsų tautą, ragindamas tapti žemės globėjais. Atsiliepiant į šį kreipimąsi, tuometinė Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba 1992 metais Žemės dieną oficialiai įteisino ir Lietuvoje. Taigi nuo tada šią dieną mes visi susirenkame. Šiemet 2012-ieji, 20 metų mes prisijungiame prie viso pasaulio žymėdami Žemės dieną. Tradiciškai pavasario lygiadienio metu, skambant viso pasaulio varpams, pakeliamos Žemės vėliavos. Tuo pačiu metu skambantys ir susilieja į visumą visų valstybių varpai, varpų garsai, simbolizuoja tautų susitelkimą saugoti mūsų mylimą žemę, pakelti Žemės vėliavą. Pirmiausiai, tai noriu labai pasidžiaugti, čia matydamas iš mokyklų, iš įvairių Lietuvos mokyklų susirinkusius mūsų būsimuosius studentus į šios puikios dienos progą. Ir linkiu Žemės dienos tematiką sėkmingai pasivaržyti, parodyti savo sugebėjimus, na ir kartu pažymėti Žemės dieną. Na, o ką reiškia pasaulinė Žemės diena kiekvienam iš mūsų? Na, pirmiausiai, tai mes sakom, kad šiandien mes esame atviri pasauliui, atviri bendravimui. Na ir būtent pasaulinė Žemės diena tai įrodymas mūsų solidarumo su pasauliu, kadangi pasaulinė Žemės diena minė 175 pasaulio valstybės. Kita vertus, pagal savo profilį, pagal savo specifiką, iš tiesų mes esame Žemės globėjai. Mes rūpinamės ir vandeniu, ir žeme, ir dirvožemiu, ir mišku. Mes rūpinamės, kad kiekvienas Lietuvos ir ne tik Lietuvos žmogus turėtų saugų ir sveiką maistą ir pilnavertę gyvenimo aplinką. Taigi aš galiu pasakyti, kad mes esame ne tik žemės globėjai, bet tam tikra prasme ir žemės išteklių advokatai. Ta prasme, kad savo kasdieniais darbais, savo kompetenciją, kurią mes čia gaunam universitete, mes galim parodyti kitiems, mes galim parodyti pasauliui, kaip reikia tausoti žemę, mūsų planetą. O iš tiesų žemė, mūsų ta žemės kampelis, kuriame mes gyvename, jis yra nuostabus. Juk neturim nei tsunamių, nei žemės drebėjimų. Mes turime ir vasarą, turime ir žiemą, o ne visi juk tai turi. Štai šiandien pas mus studijuoja studentai iš kai kurių Afrikos valstybių, kurie šiandien sėdi auditorijose. Atvykę į mūsų universitetą, jie pirmą kartą pamatė žiemą, o mes turime viską. Todėl kviečiu, tausokime brangiausią, ką mes turime, savo žemę. Aš neabejoju, kad ne vienas iš jūsų, aš čia kalbu moksleiviams, kurie atvažiavę beveik iš visų Lietuvos kraštų, kad ne vienas čia atvažiuosit studijuoti. Ir tai būtų labai gražu. Tai būtų nebe teorinė meilė, bet praktinė meilė. Ir tos praktinės meilės kiekvienam žingsnį mums kartais pristinga. Aš agituočiau jūs visus kiekvienam žingsnį galvoti, ką mes gero padarom savo žemėj, savo vieninteliai žemėj.
Nuskrenda vienas kitas ten žmogus į kokį kosmosą, bet vis tiek valgyti nori po pusmečio ir grįžta atgal. Tai Žemė mūsų vienintelis turtas ir todėl branginti ją labai, labai verta, reikalinga. Renginio organizatoriai ir rėmėjai nori visus jūs pavaišinti žemės gėrybėmis, kareivišką košę. Nuoširdžiai kviečiame visus. Arbatos atneškit. Arbatos. Jie visi čia susirinko mokytis
paklausyti. Žmogau, manau, įsijung į mūsų žaidimą. Na, veikti šią popietę kaip ir neturiu ko, tai, na, gal ir pasiliksiu. Manau, kad ne tik pasilik, bet ir padalyvauti. Tu man patiki? Žemė patikė daug ką žmogui. Aš pasistengsiu. Prašom įnešti žemės vėliavą. Aš irgi žmogus. Aš noriu pasakyti, kad iš tiesų apie meilę vieni kalba garsiai, iš tiesų myli, kiti kalba tyliai arba nekalba, tačiau vis tiek myli. Čia kalbam apie meilę žemei ir iš tikrųjų nebūtinai kalbėti garsiai apie meilę, bet kiekvienas iš mūsų savo praktiniais darbais, savo kartais mažais, bet labai svarbiais darbais mes darom didelį poveikį. Ir aš nebijoju, kad mes darom teigiamą poveikį. Iš tiesų, mūsų universitetas yra išskirtinis, kadangi, aš jau lauke sakiau, mes esame žemės, mes esame gamtos advokatai ir globėjai. Ir iš tikrųjų mes rūpinamės visomis rytimis, kurios susijęs su žmogaus gyvybę, su gyvybiškai būtinais poreikiais, tai ir vanduo, ir miškas, ir gamta, ir poilsis, ir maistas. Ir aš visada sakau, kad kiekvienas iš mūsų čia esančių universitete esame labai reikalingi pasauliui, labai reikalingi žmonėms, už tai, kad visi nori vandenį, visi nori gert vandenį, visi nori į mišką, visi nori pailsėti, visi nori, reiškia, gerai jaustis, gerai gyventi. Pasaulyje gyventojų skaičius didėja, šiandien sakome 7 milijardai, greitai bus 9 milijardai, visiems reikės valgyti, maistui pagaminti reikės vandens išteklių mažėja, klimatas keičiasi, kiek daug problemų, su kuriuom mes turime tvarkytis. Tai visi, kurie pas mus universitete ir dirba, ir studijuoja, yra labai reikalingi ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui. Aš sveikinu jūs visus atvykusius pas mūsų universitetą. Aš matau labai daug gerų akių ir aš tikrai tikiuosi įsitikinęs, kad kiekvienas iš jūsų daro šimtus gerų darbų, galbūt apie juos garsiai nešnekant, bet tikrai jūs esate reikalingi ir šiandien mums visiems. Ir aš noriu palinkėti jums gerai sektųsi, nežinau ką linkėti, dabar pergalės. Pergalė turbūt laimėtojas pas mūsų žemė iš to konkurso. Reiškia, kadangi šiandien mes šnekėsime apie ją, apie pasaulį, tai linkiu gerų varžytuvių. Kadangi aš būsiu komisijos pirmininkas, tai stengsis būti, visa komisija stengsis būti vienodai visiems teisingi. Sėkmės. Dėkoju, jums mokytojai. Kągi mes šiandieną veiksime? Žaidimas, kaip ir iš 2 dalių. Visų pirma, pradėsime nuo komandų prisistatymo. Jie turėtų trukti ne ilgiau kaip 3 minutės. Ir juose turėtų būti akivaizdu, kuo jūsų mokykla ir gimnazija yra ypatinga, kodėl jūs esate čia ir ką jūs galvojate apie ateitį. Galbūt jūs darote kažką labai įdomaus, gal pasidalinsite ir su mumis. Antroji žaidimo dalis bus atsakymai į pateikiamus klausimus. Džiaugiamės, kad kūrant klausimų banką labai aktyviai prisijungė ir mokytojai, kurie jūs šiandieną atlydėjo. Tai žmogau, gal ir siūlau pradėti mūsų šį renginį nuo komandų prisistatymo. Mes atvykome iš Kauno Sandoros gimnazijos ir jums parašėme trumpametražinį filmą, kaip mes važiuojame švęsti. Ar rūšiuojate šiukšles? Kokias rūšiuojate šiukšles? Stiklą ir popierių. Kaip tada tiesioginis, man atrodo, jausmas, kad kažkas
Skruzdėlytės. Aš esu Erika. Esu aš skruzdėlytė ir nors aš ir mažytė, bet esu darbštuolė ir tikra gražuolė. Skruzdėlytė aš esu Anželika vardu. Mėgstu šokti bei dainuoti, o labiausiai diskutuoti. Esu Didžioji skruzdėlytė. Mėgstu sportą ir linksmybes, o labiausiai varžybas. Aš Vigutė, aš Pligutė, merci pardon beaucoup, kalbu aš greitai, be klaidų. Aš mergytė Sabina. Aš esu labai linksma ir labai gera. Kiek daug gero galime pasimokyti iš skruzdėlyčių. Gyvendamas bendruomenėje, jos rūpinasi viena kita, apsaugo viena kitą ir padeda viena kitai. Manome, kad jeigu visa žmonija pasistengtų sukurti savo vieną bendrą tikslą taip, kaip tai padaro sąmoningos skruzdėlės, Žemėje pavyktų padaryti daug daugiau ir gerų dalykų. Dabar norime išvysti Kauno Maironio universitetinės gimnazijos prisistatymą. Ar metas keisti biologijos kabinete esančio akvariumo vandenį, ar dar galima palūkėti? Eksperimento vykdytoja Klaudija pasėmė iš akvariumo šiek tiek vandens ir įpila jį į stiklinį cilindrą pastatytą ant laikraščių. Va ir jie, netoli nuo gimnazijos esančiame Santakos parke, stebi ekosistemos gyvenimo pokyčius nutirpus sniegui. Sveiki.